kad kiekviena kariuomenė, netgi tarpukario Lietuvos kariuomenėje, savaime aišku, net ir rezistencijai visi, kada eidavo partizanai mūsų, sakykime, į ataką visuomet stengdavosi būtent garsu, todėl kad tam, kad neišgirsti, kai tavo draugas verkia į skausmo arba rėkia į skausmo, tam, kad padrasinti vienas kitą, tai savaime aišku, būtent manau, kad truputėlį paliksiu kelias minutės patiems ramiai pasižiūrėti pačią mūšio eigą. Tai jūs galėtumėt įsivaizduoti, koksai tautų konglomeratas mūšio metu komandų. Aš kaip minėjau, sakykime, Udino korpuse ir portugalai, kroatai, šveicarai, prancūzai, Rusijos kariuomeniai ir lietuviai, ir latviai, ir estai, suomiai, rusų kariai, lenkų taip pat buvo, sakykime, taip pat ir iš Kaukazo karių. Visi, taip ne visi mokėjo lietos rusų kalbos, iš kurie mokėsi. Įvairiom kalbom rėkaudavo karininkai ir savaime aišku, tai buvo labai sudėtinga, tai supražinoma, tai kainuodavo ne vieną klaidą, bet ką padarysi, tokia epocha buvo. Nors stengdavosi išmokti į statutą būtent tą kalbą, tos karius, kurie atvykdavo, surankėdavo rekrutus iš tų kraštų. Signalas atsitraukimui. Tikriausiai. Arba artilerijos ugniai pasiruošti. Sunku dabar atsakyti. Taip. Viena grupė prancūzų traukėsi. Greičiausiai turbūt persigrupuoti turės organizuoti, nes labai tankiai išvesdavo karius, jeigu tai pasisekdavo iš mūšio lauko ir stengdavosi juos pergrupuoti. Sustatyti vėl į rikiuotę ir vėl sėkmingai pradėti atakuoti. Kitaip sakant, tai veikdavo smūgio jėga. Eidavai petys į petį su kariu. Jeigu iš karto šalia kaimynas nukrito, šalia prieina prie tavęs, to iš karto prisiglaudžia ir užima šalia kitas stovintis karys jo vietą. Negalėdavo būti tarpo. Kažkur tai nedideli keli daliniai. Matosi, turbūt vis dėlto neišvengs susidūrimo tarp prancūzų ir rusų. Arba ne, prancūzų kariai traukiasi. Maniau, kad darys kare. Kare tai reiškia, kada pasirodė, bet žinoma, karai yra daugiausiai naudojami prieš kavaleriją, kada kavaleriją užpuolus pėstininkus, statosi rikiuotę arba rombu ir tokiu būdu batalionas gindavosi. Tai buvo labai rimtas ginklas ir pavojingas kavalerijai. Aha, jis tik išprovokavo. Matote, kaip ir minėjau, viena dalis buvo grįžusi prancūzai, dabar, kada susidūrė su rusais, jie grįžo į mūšio laukį ir apie iš flango, pasakykime, iš sparno. Ir privertė rusų karius po truputėlį trauktis. Taip ir buvo mūšyje tais laikais. Tai vieni traukėsi, tai kiti, tai vieni traukėsi, tai kiti. Savaime aišku dabar, kad tai mes matome visus vaikščiančius. Tais laikais tai būdavo krūvos gulinčių, dejuojančių, šaukiančių karių, žmonių, žirgų, arklių. Tai buvo baisus reginys. Да, долго тут. Так, давай близко, ладно, что не. Напил, на мысль. Kaip tik prancūzų artilerija pajudėjo į savo pirmųjų pozicijų, ji buvo traukiama paskui prancūzų pėstininkus, pakeitė savo pozicijas ir priartėjo prie rusų dalininkų. Tai yra labai rizikinga, todėl kad bet kurio momentu rusų kariai gali padaryti ataką iš flangų ir prarasti pabūklus prancūzai. Todėl tas vadas, kuris vadovauja šio mūšio metu, jis turi būti labai dėmesingas, kad neįvyktų labai rimtas nemalonumas, nes ta epocha labai tankiai skaičiuodavo, kiek yra, ne tiek kiek užmuštų, sakykime, sužeistų. Pirmiausiai,
kiek paimta vėliavų, arba kiek nors vieną vėliavą, tai būdavo įspūdingas rezultatas, ir svarbiausia, kiek pabūklų paimta vamzdžiai. Tai yra, vamzdžiais vadindavo patį pabūklą, sutrumpitai. Kad nereikėtų sakyti artilerijos pabūklas ir taip toliau. Vamzdis ir viskas. Tai būdavo didelis pasididžiavimas. Todėl prancūzų kariuomenės vadui tai turėtų būti labai rimta, jis pas mane turėtų žiūrėti. Nes matosi rusų karius, aš matau, dar tupinčius žolėje. Matom, kai tik reikiojasi Ukmergės vyrai, tai yra pirmas didžiojo etmono pėstininkų pulkas. Toliau matome centre žygiojančius prancūzus, tai yra ir Vyslos legioną ir 129 pulką. Toliau, sunku pasakyti, stoja dūmai. Rusų kariuomenė po truputėlį traukiasi, vieni daliniai, kiti eina į ataką, taip ir buvo tais laikais. Vieni traukia tarsi grupuoti, kiti vėl grįžta. Įsivaizduokit dabar, kaip jaučiasi, sakykime, čia dabar dalyviai mūsų epokos. Tai yra saulė, tvankų, visi šlapi, mundūrai. Tačiau, žinokit, tai žmonės yra pripratę. Jiem tai yra, sakykime, savotiškas jausmas persikeliant į kitą epochą. Tačiau ir tais laikais buvo sudėtinga. Bet vienas svarbus dalykas, tais laikais uniformoje nebuvo nei vienas nereikalingos detalės. Viskas buvo apgalvota. Prieš mūšį kiekvienas karys įsiskaldavo savo uniformas, įsiblizgindavo savo visas blizgančias detalės, sagas, emblemas. Ir tokiu būdu jam visuomet pasiruošdavo kaip, sakykime, į paskutinį mūšį. Tokia buvo tradicija visų kariuomenių. Atkreipkite dėmesį, kaip pasiruošėme šaudimui. Šauna pirmą eilę. Tuo momentu, kol užtaiso pirmoji, gali šaudyti antroji. Tai priklauso nuo vado, kai jis duoda įsakymą, arba nuo situacijos, jeigu jinai yra. Tai tuoj. Pasikeitų, žinoma. Iš... Tai jos mums. Jeigu paklaustumėt, kaip mūsų artileristai, sakykime, praktiškai yra išbandę, mes į minutę spėjom 3 užtaisimus ir atlikti po praktiškai 3 šūvius. Tai, sakyčiau, yra didelis nuopelnas vyrų, kurie tai nėra, kaip minėjau, kasdieninis įsėmimas. Mane pataiso kolega, 4 net jau suspėjo. Žinoma, pažanga yra, nuo 1995 metų, žinoma, yra pažanga. Paplojat, ukmergiečiai eina į ataką. Savėjus! Net pajuso. Paskui eina kaip tik Varšavos Vyslos legiono kariai. Gaila tautiečiai, bet aš negaliu komentuoti, nes jūs visi užstojate. Ir aš paprašyčiau pasitraukti, kad galima būtų matyti ir kažką tai pasakyti. Nes jūs pakal kas matysite tik tai žmonių krūvą ir dūmų. Pasitraukiam, prašau. Vieni į kairę, kiti į dešinę, bent kažkiek tai būtų matyti. Kaip matome, prancūzams vis dėlto nepasisekė užimti rusų redutų artilerijos ir jie privesti trauktis.